Žiema praėjo, kaip reikėtų vertinti šildymo sezoną. Liaudės išmintį apie roges, kurias dėrėtų ruošti vasarą, iki artėjančio šildymo sezono turbūt primiršime. Na nebent tie, kam ši šalta žiema pridarė daug rūpesčių ir kainavo neplanuotai brangiai, svarstys, kaip gyvenimą padaryti patogesnį ir, neslėpkime, pigesnį. Aš manau, ši žiema labai gerai parodė, kas yra teorija, kas yra praktika. Ir ypač labai gerai, manau, parodė, kad skupas dažniausiai moka iš tikrųjų 2 kartus. Labai dažnai į kainą žiūrint, renkantis šilumos nešėją, šiam momentui, kiek kainuotų jį sumontuoti, pastatyti, paleisti, daug kas negalvoja apie tai, kad gali būti tokių žiemų kaip ši. Kaip pavyzdys, pasirinkus šilumos siurblį nepritaikytą mūsų klimatui, šiemet pastebėjom, kad yra labai gražios kita pusė elektros sąnaudos. Jeigu pavyzdys pasirinkus dujas, kas miesto, tai aš manau, jie nepajuto tik per sąskaitą, kas renkasi suskystintas dujas už balionų pildant. Manau, kad šiek tiek gal problemų buvo dėl padidėjusio sąnaudų, lygiai taip pat, bet nelabai jautė, manau, temperatūrų skirtumų. Sutiksime, kad tokie senokai nematyti šalčiai šildymo sezoną pavertė bene brangiausių per 14 pastarųjų metų. Tačiau kai kam problemų buvo dar rimtesnių. Mūsų regiono klimatui nepritaikyti šilumos siurbliai ne tik lyg išprotėję suko elektros skaitiklius, bet kartais tiesiog nustodavo veikti. O kai už lango 20 laipsnių šalčio, namai ne tik atvėsdavo, bet ir įšaldavo. Šildymo sistemos darbu ir palaikomų pastovia namų temperatūra nesiskundė tie, kurie namuose turi dujų balionų sistemą. Nebūkime naivūs, dujų sąnaudos taip pat pakilo, bet pati sistema dirbo sklandžiai ir be trikdžių, o ypač lengva sistemos priežiūra aktuali vyresnio amžiaus žmonėms. Nes kada yra sveikatos, kada yra energijos, galima lengvai ir malką įmesti į katilą ir šildytis ir taip toliau. Bet kada jau norisi to tokio komforto, patogumo, temperatūros pastovumo ir nebėra galimybės pečkuriauti kiekvieną akimirką ir kiekvieną dieną, tada jau kaip alternatyvą galima pasinaudoti ir Surido suskystintų dujų balionų sistemą. Senesnės statybos namuose dažnu atveju vis dar yra veikiantis kieto kuro katilas. Tad klausime eksperto, ar efektyvu kombinuoti jį su nauja dujų balionų sistema. Kada jau klientui iškyla poreikis pasikeisti šildymo sistemą ar tiesiog visiškai namuose kardinaliai keisti turėjo šildymo sistemą, ar tai kieto kuro katilą, ar kažką tai kitą, galima ir kaip naują šildymo būdą dujų balionų sistemą pasistatyti, arba galima jį kombinuoti su jau namuose esančiu kieto kuro katilu. Šitos sistemos tarpusavy jos labai draugauja. Ir tada klientas gali pagal savo poreikius, pagal norus, pagal galimybės pasirinkti, kurią šildymo sistemą naudoti. Na, pavyzdžiui, jeigu esą namuose arba turi kieto kuro likutį, tada drąsiai kūrena malkas. Jeigu norisi komforto, patogumo, temperatūros pastovumo ar tai išvykimo tolėliau kažkur, tai tada saugiai galima naudoti dujinio šildymo sistemą, kur netgi yra galimybė temperatūras valdyti ir stebėti telefono programėlėje. Jeigu esi išvykęs toliau, tai tu tiesiog matai, kokia temperatūra ir netgi drėgmė yra namuose. Ir šitoje vietoje labai patogu ir galima daug sutaupyti, nes kada esi išvykęs, tu temperatūrą namuose gali sumažinti tikrai iki, 15-16, kad namai tiesiog neišaltų, bet nebūtų šildomos tuščios patalpos. Verta priminti, kad šildymo sistemos sprendimas tai ne tik naujas įrenginys, svarbu kokybiškas sumontavimas ir paleidimas. Nemažiau svarbu žinoti, ar turimos techninės galimybės leis jums tikėtis to rezultato, kurio norite. Jeigu iš tikrųjų mes pasirinkam kitokį variantą, pasirinkam ne A+ ar A++ klasės namą, o pasirinkime tiesiog, manyčiau, daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų gyvena ne naujos statybos namuose, pasirinkime tokio tipo būsto renovaciją. Jeigu tai yra sodo bendrijos, mes nepamirškime, kad yra problema įsirengiant šilumos siurblį ir elektros galingumas. Toli gražu ne visada į namą jau ateina trifazis, kas galėtų generuoti 10 ar didesnį elektros galią. Mes kartais turime tiesiog elementariai vienfazę arba turime silpnos, pavyzdžiui, iki 5 kW maksimalios galios galingumą name. Su tokiu galingumu iš esmės labai stipriai susiveržus, tu gali gyventi
susimontavo šilumos siurblį, o iš kitos pusės jis paskaičiavus elektros galios padidinimą laidų atvedimą, kartais būna ir transformatoriaus keitimas, aš visą laiką siūlau žiūrėti į galutinį rezultatą. Vienas dalykas, kiek mes per mėnesį išleisime būsto šildymui, tai yra būsto aptarnavimui, kitas dalykas inžinerikos sukūrimui. Jeigu pavyzdys, mums kainuotų, paimkim šilumos siurblys, nežinau, 6000 €, ne, ekonomiškai pastatyti šilumos siurblį, bet elektros atvedimas gali kainuoti virš 10 000 €. Šildymo dujų balionai sistemos beveik bet kokiame name įrengiamos išties patogiai ir greitai. Aišku, nepamirškite patys savo atvirai atsakyti, ar jūsų būstas yra šiltas bei sandorus. Jeigu namas, švelniai tariant, yra kiaurokas, visai nesvarbu, kokį šildymo sprendimą pasirinksite. Nemaža dalis šilumos tiesiog keliaus į lauką. Tačiau šildymo vis tiek reikės, tad jei rinkitės laiko patikrintą ir žiemos šalčius atlaikiusi sprendimą.